13. Praėjo žymiai daugiau. Tada irgi buvo spalis. Norint tiksliau atkurti tą laiką ir kvapą, reikia atkurti Beną. Tai yra mane. Maždaug toks kietas įtemptas veidas, žvilgsnis įtrauktas į savęs, vakaras lyg tai plėšrus, truputėlį atkištas. Sunkiausia yra atkurti vidų, visą tą šlamštą, kurio jis prikimštas ir kurio jis taip ilgai kratėsi. Aš jį vadinu mongolų arba rytais, bet pradžiai užteks vandalo! O, poblė! Mariaus Ivaškevičiaus pjesė apie emigraciją Išvarymas pasižymi pagrindinėmis taip vadinamos naujosios dramos ypatybėmis. Šias ypatybes būtų galima sugrupuoti į 4 grupės. Pirma, Išvarymas nepasakoja vieną nuoseklę, išbaigtą, pradžią, vidurį ir pabaigą turinčią istoriją, bet dėliojasi kryžiuodamas, kaleidoskopiškai kaitaliodamas keleto mikroistorijų fragmentus. Staiga jisai sumažėjo, lyg iš jo būtų oras išėjęs. Blet! Aš negaliu patikėti. Benas! Ivanovas! Algirdai, čia Andriaus atėjo. Atėjo. Konsteblis? O, ble... Reikia atidaryk 8. Antra, Išvarymas susitelkia ne į vieną, bet į keletą skirtingų išgyvenimų, skirtingų patirčių, skirtingų likimų herojų, kurių mini portretai perteikia polifonišką gyvenimo migracijoje paveikslą. Bet taigi tu fizikas. Fizikas, aišku, tu nežinai. Tu ką, čia ne fizikos reikalas, bedai. Ateno dėsnį ir viskas. Koks čiurtumas. Gerai. Tokį rajoną žvėryną, žinai? Jo, žinau. Aš ten butą turiu, bet mažiuką tokį vieno kambario ir dabar, kai atvažiavau čia, mama nori išnuomoti. Aš nenoriu, aš jai neleidžiu, nes... Ir aš nežinau, Benai, kaip jai paaiškint, kad aš ten gyvenu. Aš taip įsigandausi, aš nieko neatsiminiau. Nereikėjo, Oksaduškai, įsižiūrėjai. Bet Saškotų visas kruvinas. Trečia, Išvarymo veiksmas plėtojasi nepasiduodamas, nepaklusdamas vieno konkretaus žanro reikalavimams. Jame organiškai jungiasi skirtingų draminių žanrų elementai – drama ir komedija, naturalistinė drama ir vizija ar fantazija, socialinių aktualijų drama ir egzistencinė drama, psichologinė drama, melodrama ir parodija. Aš iki galo būnu. Reikia mokėti pralaimėti. Tai okei, Azimai, pralaimėjom 0-3. Vėl. Nesvarbu. Azimas yra babajus. Ką tu turi, Marekai? Ką tu, Marekai, turi? Ką tu turi, Marekai? Mėgstat kuidus? Ne, nereiks, nedaryk. Aš tik noriu tavęs paklausti. Poros detalių. Aš atsimenu, dar gyvai jas klausiau. Pasakyk man, kaip jis nukrito ant asfalto ir kaip paplūdo kraujais. Vos dar gavome bilietus. Atversk jo veidą, tiksliau tai, kas liko iš jo to mažo veidelio. Dar buvau paauglys. Viljamas bus karalius. O Harry
jį užmiršo. Jis jau yra Vilnius. 4. Išvarime, kaip ir daugelį šiuolaikinių naujųjų dramų, labai svarbus yra pasakojimo lygmuo. Veiksmas vyksta tarytum vis nutrūkdamas, iš dialogo pereidamas į pasakojimą ir atvirkščiai. Vienas iš šios pjesės personažų yra pasakotojas Benas. Jis pasakoja ir išlaiko distancijos, komentuoja vykstančias istorijas, o jose pats tampa vienu iš herojų. Statydamas šią Mariaus Ivaškevičiaus pjesę, režisierius Oskaras Koršunovas, žinoma, išlaikė šias jos ypatybes, jos nedingo. Tačiau, kaip ir visada teatre, spektaklyje į pirmą planą iškilo kitokie ypatumai susiję su scenos ir sceninės kalbos specifika. Oskaras Koršunovas sutrumpino pjesę, kupiūravo kai kurias jos vietas. Pavyzdžiui, spektaklyje nebeliko teroro aktų Londone scenų. Taip pat išskaidė Beną į 2 skirtingų aktorių vaidinamus sceninius personažus. Į herojų Beną, kurį vaidina aktorius Ainis Storpirštis, ir pasakotoją Beną arba Beną po N metų, kurį vaidina aktorius Vytautas Anužis. Tokiu būdu Oskaras Koršunovas pabrėžė, dar labiau išryškino neintegralios ar prarastos tapatybės problematiką, kuriai daug vietos savo pjesėje skiria Marius Ivaškevičius. Ir tas, kurio pasą tu turi, tave su lazda. Neieškotų. Bet man dar prie tokio anksti. Čia apskritai yra tokių stebuklų, kurie man kol kas yra neįkandami. Bet aš dar turiu ką veikti. Aš turiu šalinti iš savęs šitą šūdą, turiu formuoti veidą, dirbti prie tarimo, žodžiu, veiklos dar yra. Laikinai, aš esu Marekas. Oficialiai Marijušas. Nedaug kas tai ištarė, gerai? Aišku, kai kas dar atsimena Beną. Scenografas ir video projekcijų autorius Gintaras Makarevičius įvaizdino veiksmo vietas, muzikantas Saulius Prusaitis ir jo grupė Happy Endless įgarsino veiksmo erdvę. Atsiremdamas į Mariaus Ivaškevičiaus pjesę Išvarymas, Oskaras Koršunovas sukūrė absoliučiai naują kūrinį – savo Išvarymą. Nebejotinai viena iš ryškiausių šio naujo Oskaro Koršunovo Išvarymo savybių yra ypatingas spektaklio temperamentas. Stipri, užkrečianti, paveikianti energija, kuri nebėra niekaip susijusi su pjese, o yra atsiradusi iš grynosios teatro materijos. Ši energija, šis temperamentas, žinoma, kyla iš daugelio skirtingų dalykų ir iš tų skirtingų dalykų visumos. Pirmasis iš šių dalykų būtų susijęs su muzika. Šiame spektaklyje muzika yra gyva, ją atlieka scenoje sėdintys muzikantai, o taip pat ir patys aktoriai. Muzikos čia yra daug, muzika čia yra įtaigi, o svarbiausia, muzika šiame spektaklyje ne tik garsiškai dekoruoja veiksmą, bet ir jame prasmingai dalyvauja taip, kad spektaklis įgyja miuziklo bruožų. Vienas iš herojų, Benas, Londone grumdamasis su žiauriais vienatvės demonais, susiranda įsivaizduojamą draugą Freddie Mercury ir kad išgyventų, vis dainuoja jo dainas. Pjesėje tik Beno galvoje aidinti muzika tarsi išsilieja ir užtvindo visą sceną. Būdavo Fredis manęs ima ir užklausė. Aš tik tai trūktelėdavau pečiais. Tada atsiverdavo stogas ir mes atsiverdavo. O ten skaidru, žvaigždėta liktų, ne Londone, kaime kažkur Lietuvoje. Apsižerdavom gitaras, iššaudavom iš karto
karsų išvaikštėtą dangų. O Fredis pažįsta Londoną, žino, kur rameveidžiai bazuojasi, paskui jis prityla ir tik birbina gitarą. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the tango? Tiksliai, Fredis, sakau, čia tas ir aš jau nebešas, grynas adrenalinas. Greičiau, Fredis, sakau, darom padango, nes aš sproksiu iš keršto. Ir Fredis pašaukė jį iškraipydamas balsą. Galileo, 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 Galileo. O tada vardu ir pavardę. Galileo Figaro. Magnifico! Mūdu smingame į žemę, Galileo jau peršykęs. I'm just a poor boy, nobody loves me. Tipo, kad jis ne tas, o Fredis Naivolis ir patiki. He's just a poor boy from the poor family, spinning his life from his monstrosity. Dėvelnio, sakau, Fredė, aš ir grabę pažinčiau, matai, ir dabar dairosi, kurioje apdėjusi kojas. Easy come, easy go, will you let me go? Let me huya! We will not let you go. Let me go! Let me huya! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Ir kaip aš pisteliu jam gitarą. Antrasis ir nebejotinai svarbiausias specifinę išvarymo spektaklio energetiką kuriantis veiksnys yra aktoriai. O tiksliau, ypatingai gyvas, azartiškas, aistringas aktorių buvimo scenoje. Būdas, kuris nei iš tolo, nei telpa į tokias savokas, kaip aktorius ar aktorė interpretavo personažą, atskleidė pjesės personažą ar panašiai. Aš rimtai tavęs klausiu, ką tu darai? Ką? Nu, ko užsiimi? Rimtai, aš atnešu antis. Atneši antis? Nušautas. O nahu to reikia? Tai čia darbas. Ir tu va šitą viskį geri? Palauk, tu bandai kada nors? Atnešt antis? Nu, manai čia lengva? Nežinau, aš nebandžiau. O kaip tu jos atneši? Aš stebiu. Kur krenta. Tada nueinu ir atnešu. Aš sakiau, Benai, čia, žinok, labai ilga istorija. Ne, bet tau pačiam, tau patinka tai? Oi, man kaifas. Na, išvažiuoju iš miesto, grynas oras, gamta. Kaifas. O yra kažkokios normos? Nu, taip, kiek surinkti reikia tam to ančių? Ne, nu tai kiek nušauna, tiek ir surenku, žinai. Būna, kad nerandi, žinai. Ko nerandi? Ančių. Tipo. Nu, būna, lapė nusineša. Arba, žinai, kur nors jau taip užkrenta, kad, nerasi niekaip, žinai. Tada nemoka? Ne, moka, tik pats kažkaip, žinai, taip šudinai jauties, nes taip nefaina prieš šeimininkus, žinai. Ai, o kas tai šeimininkai? Oho, va. Kas oho? Negaliu. Nu pasakyk, Kėti, kas čia dabar? Negaliu. Nu kas tokie, magnatai kažkokie? Rimčiau. Rimčiau, kas ten rimčiau? Rusai. Baig. Gerai? Kas? Labiau jau anglų nebūna. Anglai. Anglai. Na, žinai, pavyzdžiui, privačiai. Tu net nejauti, kad jis yra, žinai, tas. Žinai, tu esi jau, toks šitas, žinai. Šis nejauti, kad jis yra tas, žinai. Šiltas, toks malonus bendravimas, geras. O tas tai kas? Negaliu. Nu pasakyk, Kėti. Ne, negaliu. Nu tai tu užuominą duok, kas čia? Nu kokią nors, Gerai. nežinau. Negaliu. Kas, kilmingi, kad tu negali? Rimčiau. Kas ten rimčiau? Royal Family. Baig. Viskas. Tu jau per daug prašai. Edi. Baig. Nu, žinai, baliat, aš stebiuosi, žinai, kaip jie lengvai bendrauja. Pavyzdžiui, žinai, duoda tau šautuvą palaikyti. Šauti ant? Ne. Nu, gal jis ten atsigers ar kažką. Ai, nu. Aš nežinau, ne? Šautuvas tai užtaisytas. Vadinasi, pasitiki. Supranti? Da ir pats kažkaip, žinai, imi labiau stengtis, žinai. Kažkaip noris, kuo labiau tik tiem šeimininkam. Daug tų ančių pririnkti. Bliat, kaip tada noris jiems tų ančių pririnkti.
visas tas antis surink. Okei. Žiūrėk, matai, randas. Nu? Spėkas įkando. Ką žinau? Lapė. Ką? Išplėšiau, blėt, iš nasrų, galvau, bus pasiutlygė. Nichuja. Praėjo. Aišku, žinai, ten nusilakstai po visas tas pelkės, toks, žinai, visas smirdantis, murzinas, žinai, pavargęs, bet po to kaif. Žinai, valgai, geri, ką nori. Tarnai, va, ant blakstienų stovi. Iš vis, žinai, žmogum pasijunti. Aha. Ką tu planuoji po 10 metų? Ateis gi jaunesni. Aš juos aplakstysiu. Nu, blėt, o jeigu tau atsitiks, nu ką žinau, nu, blėt, apžlipsi, nerasi savo ančių iš viso, nu ką tu tada darysi? Žinai, Benai, aš nesuprantu, ko tu manęs klausi. Nu, aš klausiu, supranti, tavo ateities, nu, kiekvienas turi planą kažkokį, nu, supranti, svajonę, nu, kur tu judi su to mantį? Benai, aš gyvenu kaip žmogus, pilnavertis. Nu, bet tavo statusas. Ko, blėt, koks statusas? Tu šuo. Čia darbas. Nu taip, bet šuniškas darbas. Tai, kad aktoriai šiame spektaklyje ne tiek interpretuoja pjesės personažus, ne tiek juos atskleidžia, bet būna. Ypatingai šitai matosi tose spektaklio vietose, kuriuose aktoriai akivaizdžiai nutolsta nuo savo personažų, nuo to, kaip tie personažai yra parašyti. Vyksta žaismingos aktorių improvizacijos arba improvizacinės intermedijos. Jose aktoriai visiškai nutolsta nuo pjesės teksto, nuo savo personažų ir atvirai prisipažįsta, kad yra scenoje su pasimėgavimu žaidžiantys aktoriai. Pavyzdžiui, į Beno ir Vandalo susitikimo ar susigėrimo sceną įsiterpiantis šuns mastifo epizodas pjesėje sutelpa vos į porą trumpų sakinių. Tuo tarpu spektaklyje aktoriai Ainis Storpirštis ir Marius Repšys tarsi iš nieko šį epizodą išplėtoja į net kelias minutes trunkančią improvizaciją. Jie smaginasi dėl to šuns, špilkuoja vienas kitą, ilgai galvoja to šuns vardą, o galvodami visiškai atvirai vieną akimirką persikelia į autentišką savo realybę, nesusijusią su pasakojamomis istorijomis, ima ir sužaidžia savo ir savo kolegų pavardėmis. Vandal, o tu planuoji grįžti? Aišku, planuoju. Aš savo sesutį pasakiau, vsio, Vandaliukas išlipa iš lėktuvo, su manim toks šuva, vsio, pizdės, Vandaliukas grįžo, lietuvėlė pasitik, Nori parodysiu. Ką? Šunį. Turi čia? Davai! Ležia, pas mane. Nepiktas jisai? Ne, tačiau kartais pats bijau. Oi, Bairis, Benai, bairis. Ne, tu pasižiūrėk, O čia tai šuo, tu pažiūrėk, vien snukis, ko vertas, Blet, mašina. Jo, tu žinotum, kaip aš jo noriu. Va šitą va būtent? Jo, mastifas. Mastifas? Jos anksčiau prieš lokius naudodavo. Eik tu! Dabar tai hui, lokių nėra, blėt. Kas lokių nėra? Lokių nėra, zato vandalas yra, blėt. Na hui jam, žinai, aš tik, vat sėdžiu taip su jo, žinai, galvoju. Duokim išgerbiški, nu, O, blėt, Benai, davai, nulaižyk dabar. Aš tu nulaižyk, blėt, laižyk tu. Молодец, blėt, girta šuva. Žinai, aš tik jam vardo niekaip nesugalvoju, žinai. Vardo? Блядь, naktim sėdžiu, blėt, skauda galvai. Nu koks, tu galėtum patart gal? Tu vis tiek... Mastifas, sakė? Nu, mastifas, blėt. Nu, tai su C kažkas. Nu? Davai, stončius. Nahui stončius. Stončius, ne stončius. O, ne, tai gal Storpirštis tada jau iš karto. Ne, taigi... Ne, nichuja, čia ne šuns vardas, ne šuns vardas. Tėvas gali išbarti jo. Žinai kas, na? Nu? Repciz, Блядь, точно! Repciz! Palauk, aš jo paklausiu, gal jisai dar supy. Klausyk, seniai, kaip tau vardas Repciz? Repciz!
Блядь, kaip galvoja. Нахуй, блядь, лайжа! Patinka, Benai! Давай, Рептив, точно, нахуй! Šuniekas, davai, Давай. блядь, еще, ну. Reптив, pasigerk, kur, o paskui man su tavim dirbti reikės. Dresiruotas, žiūrėk, va, žvilgsnį kaip gaudo, blядь. Ir įsivaizduoji, Benai, su tokiu repciuku, žinai, sėdi ofisinėje kėdėje, balkonė, glostai galvą. O jie tai ištikimi, ne? Jie bet kam už tave gerklę perkas. Na, šitokiais momentais teatras labiausiai, stipriausiai pasirodo kaip tai, kas yra kita nei literatūra, nei pjesė. Ir analizuojant spektaklį, bandant suvokti ir atskleisti būtent spektaklį, ne pjesę, bet spektaklį, pirmiausia reikėtų kreipti dėmesį į šituos tokius elementus, ne, tokias spektaklio vietas.